Labai daug problemų ir iššūkių, odontologinių ypatingai, turi žmogus tada, kai neturi gerų susiformavusių įpročių. Tai kaip juos formuoti, šiandien apie tai ir pakalbėsim. Įprotis gali mums labai pagelbėti, dėl to, kad jeigu mes jo neturim, reiškia daug ką darome valios pastangomis. O valia yra labai ribotas resursas, kuris priklauso nuo to, kiek mes pavalgėm, kaip gerai pamiegojom, ar pavaikščiojom, ar turėjome gerų, malonių santykių. Tai jeigu tas resursas baigėsi, ką tada su tuo daryti? Tai mums tada labai padeda būtent įprotis. Ne visą laiką ir ne visiems, bet šiandien noriu pasakyti, kad tikrai yra įmanoma. Žinant tam tikrus patarimus turint, tikrai galima tai padaryti daug lengviau. Mūsų smegenys taip veikia, kad jaunam amžiui tai daryti šiek tiek yra lengviau. Tačiau tikrai bet kokiam amžiaus tarpsnyje mes galime išsiugdyti bet kokį įprotį, kokį tik tai norim. Kas skiriasi, kad jaunam amžiui priklauso kaip tai daryti. Ar ne, labai gerai būtų integruoti į kasdieną, į kasdieninius kažkokius tai procesus. Jeigu tai yra vaikas, tai tada sužaidybinti visą tai. O vyresniam amžiui labai svarbu turėti atsakymą, kodėl aš tai darau, ar ne, ar ko aš noriu išvengti. Ir jeigu mes tai turim, tada tikrai viskas vyksta puikiai. Aišku, kuo vyresnis žmogus, tuo jisai turi mažesnį norą keistis apskritai, nes turi įsisenėjusias tokias nuostatas ir panašiai. Bet jeigu yra poreikis, jeigu yra noras, tikrai viskas yra įmanoma. Pirmiausia, rasti savo atsakymą, kodėl man tai yra svarbu, ką aš noriu pasiekti. Dar labai padeda tokia kaip vizualizacija, ar ne, iki ko aš noriu ateiti, kokį rezultatą aš noriu turėti. Kitas momentas, turi būti tokie maži žingsniai, kurie būtų padaromi labai paprastai, nereikalautų visiškai didelio mūsų tokio įsitraukimo, daug resursų nekainuotų. Ir tai gali būti, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tarpdančius, ar ne, tikrai didžioji dalis žmonių pritingi tai daryti, pritingi valyti, dar išsivalyti vieno danties šepeteliu galiu, bet jau toliau eiti nebe. Tai galiu savo pasakyti, kad gerai, šią savaitę aš valysiu 3 tarpdančius. Ar tai yra įmanoma? Aišku, kad yra įmanoma, ar ne? Ir kai jau patampa lengva, tada didinti kiekį ir tarsi sužaidybinti tai. Dar kitas svarbus momentas, kad visos priemonės, kurių mums reikia, jos būtų ranka pasiekiamos šalia, ar ne, ir būtų matomos. Tai, sako, ne visą laiką tai, kas yra ant kriauklės, šalia kraštų, ne visą laiką pastebiu, matau. Gerai, tai pasidėk, nežinau, virtuvėje ant stalo, kur gaminsies pusryčius ir tikrai tai bus geras priminimas. Dar kas gali labai padėti, tai tokia kaip atskaitomybė. Ir jeigu mes turime žmogų, kuris mus palaiko arba kartu tą įprotį keičia, tai yra nuostabu ir tikrai turiu daug pavyzdžių, kai daug ilgiau ir daug lengviau yra išlaikomas ir susiformuoja tas įprotis, žodžiu, su kompanija daug smagiau ir paprasčiau tai daryti. Ir aišku, džiaugtis mažais pasiekimais ir rezultatais. Tai jeigu savaitę laiko pavyko tuos 3 tarpdančius valyti, kažkaip save apdovanoti, pasidžiaugti. Viskas. Paprasti dalykai, kurie labai gerai veikia. Jeigu įprotis yra visiškai naujas, gali būti sudėtingiau tai daryti, todėl kad mūsų smegenys, aišku, jos taupo energiją ir nori veikti senuoju būdu. Tačiau mes galime pabandyti rasti būdą, kaip integruoti naują pokytį į tai, ką aš jau darau, ar ne? Tai kad nebūtų visiškai nauja. Ir tikrai įprotis iš karto nesusiformuoja, tai labai svarbu turėti kantrybės. Ir tai, kai sako 21 diena, aš tikrai matau, kad nebūtinai, ar ne, kartais suveikia ir greičiau, kartais reikia 21 dienos, o kartais reikia 2-3 mėnesių, kad tas įprotis atsirastų. Bet aš labai noriu grįžti prie idėjos, kodėl mes tai darome, tam, kad nenaudotumėm valios pastangų, kurios ima iš mūsų energiją ir kad turėtumėm rezultatą, kurio mes norime.
Galima klausti specialisto, ar ne, ką aš galiu turėti, nes žmogus gali matyti, dabar, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose daug kas dalinasi, ar ne, gražiom šypsenom, kaip jiem pavyko, tai valio, ir jeigu aš to noriu, einu pas specialistą, pasikalbu, jeigu tai yra įmanoma, ir tada jau susidėlioju planą ir einu link tikslo. Aš pati turiu 7-metį, tai praėję visus žingsnius esame šitų momentų, kas tikrai suveikia gerai, tai kai patys tėvai turi gerus įpročius ir tada juos perduoti vaikui yra kaip pavyzdį daug paprasčiau. Ir su vaiku nuo mažų dienų tai yra be galo svarbu, kaip pats pirmas dantukas atsiranda, tuos įpročius jau ugdyti, rodyti, kaip yra valoma, žaidimo forma, kad vaikas galėtų ir pačiupinėti, ir pats pabandyti pakramtyti, žodžiu, visai pažaisti ar ne su tom priemonėm. Ir kai jau reikia eiti pas odontologą, irgi labai svarbus yra pasiruošimas. Tai galima su vaiku pražaisti situaciją, labai dabar yra gražių žaislų įvairių, ar ne, kur atsidaro dantukai ir galima juos valyti, galima taisyti, galima žaislam įvairiam lėlytėm taisyti dantukus. Vaikui tai duoda supratimą, kaip tai vyksta, ar ne. Ir pirmą kartą labai rekomenduoju eiti pas odontologus tada, kai dar nėra jokių iššūkių ir problemų. Ir reguliariai, kas pusę metų, ar taip kaip pasako jūsų specialistas, ar ne, tai daryti. Ir vaikas tada žino, kad aš einu pas specialistą ir ten nieko tokio. Turiu draugišką santykį, žinau, kaip atrodo aplinka, apžiūri dantukus, nieko neskauda. Ir jeigu reikės jau kažkokių stipresnių intervencijų, kai yra tas santykis, kai yra tas saugumas susiformavęs, tai bus daug lengviau padaryti, daug lengviau susikalbėti su vaiku ir, tikrai emocinė būsena bus daug geresnė. Taip ir taip gali būti. Ir čia klausimas, kiek mes kaip tėvai talpiname to nenoro. Bet yra tam tikros ribos, kurių mes negalime peržengti, ar ne? Jeigu yra dantukė skylutė, mes privalome ją sutvarkyti. Tai čia yra labai svarbus tėvų toksai žinojimas, validavimas, kad jeigu vaikas verkia, jeigu jisai bijo, priimti tai, ar ne, suprasti tai, pasidalinti savo istoriją, galbūt kaip patys pirmą kartą ėjom ir taisėm savo dantuką ir kokį paskui rezultatą turėjom. Ir su vaikais, aišku, kad tinka ir apdovanojimų sistema, ten sugalvoti, kaip mes atšvęsim tada tą drąsą, kai tu nueisi ir atsisėsi ir padarysi viską, ką reikia. Tai žodžiu, tą šviesią perspektyvą parodyti. Vaikai tikrai labai labai tam pasiduoda. Tai ypatingai šitą iššūkį turi tie žmonės, kurie turėję patirčių kažkokių, tai arba girdėję, kad mamai, seneliui, ten buvo kažkas labai labai jau skausmingo ir labai negera patirtis buvusi. Tai tikrai žmonės prieš eidami pas odontologus būna ir išgyvena nemigo naktis ir tikrai būna sudėtingų situacijų. Bet mes galim savo padėti. Pirmas žingsnis, jeigu tai yra suaugęs žmogus, tai mes privalom turėti savo atsakymą, kodėl mes tenai einame ir ko mes siekiam. Tai, pavyzdžiui, mes norim turėti gerą burnos sveikatą, ar nenorim, kad būtų viskas prižiūrėta, kad neskaudėtų. Jau kai skauda, tai jau privalom eiti ir ten dažniausiai per nenoriu, ar ne, bet tai padarau. Kitas dalykas yra mažą žingsnį padaryti, tiesiog užsiregistruoti, ar ne? Ir neplanuoti, nestrateguoti toliau, bet tiesiog užsiregistruoti. Kaip pasirinkti pas ką, mes irgi galim pasižiūrėti. Kartais aš turiu klientų, kurie sako, aš pražiūrėjau nuotrauką specialistų, žinoma, atsiliepimus dar paskaičiau ir šita specialistė man atrodo, kad tikrai jautriai jinai reaguos į mano situaciją ir man padės. Dar galima pirmą vizitą tartis taip, kad nieko jame nebus daroma. Aišku, jeigu nėra ten labai didelio skausmo ar nereikia čia ir dabar reaguoti, bet kad tiesiog bus pokalbis, pasitarsite su specialistu, ką darysite, kokių tikslų sieksite. Pasakyti būtinai specialistui, kad bijote, kad nerimaujate ir tikrai gali specialistas į tai atsižvelgti ir padėti.
Techniniai būdai gali jums padėti. Prieš einant pas specialistą galite kvėpavimo technikas naudoti. Labai gerai veikia, pavyzdžiui, įkvepiate per nosį, sulaikote kvėpavimą, dar šiek tiek dakvepiat ir tada lėtai iškvėpinėjate per burną. Ir galite skaičiuoti iki 8 ar 12. Dar vienas būdas labai padeda, kai mes tiesiog pradedame matyti aplinkoje ir įsivardinam 5 daiktus, kurie yra aplink mus, ar ne? 4 dalykus įsivardinam, kuriuos galim girdėti, 3 dalykus, kuriuos galime užuosti, 2 dalykus, kuriuos galime palydėti ir 1 dalyką, kurį galim galbūt paragauti. Vandens kokią atsigeriam ar ne ir pajaučiam, koks yra vandens skonis. Tai susitelkėme į čia ir dabar. Kai jau gulite ar sėdite ar ne pas specialistą, galite jausti, kad tas pagrindas, ant kurio jūs esate, jūs laiko, ar ne? Tai duoda tokio įsižeminimo, stabilumo pojūtį. Ir susitelkti tą pojūtį ir savo sakyti, aš esu dabar saugus, aš galiu netgi atsipalaiduoti ir aš žinau, kad keletas žmonių, kurie kvėpavimą padaro, pasiruošimą visą, tai būna net užmiega pas specialistą, ne? Tai kad tikrai galima toje vietoje atsipalaiduoti. Dar irgi, man atrodo, verta su savim šiek tiek pasikalbėti apie ateitį. Nes žmogus linkęs yra atidėlioti. Vat aš turėjau irgi situaciją, sako, skauda dantį, išgėriau vaistų nuo skausmo, nepadėjo, išgėriau po 2 valandų 2 tabletę, nepadėjo, išgėriau 3, jau šiaip negalima taip daryti, nes jau viršėjom visas dozes, bet žmogus yra linkęs atidėlioti. Bet vidinis dialogas, kuris padėjo, kad gerai, tai jeigu dar aš taip lauksiu, tai gali būti labai skausminga ir dar blogesnė pasekmė. Tai aš susitelksiu, nerimauju, bet nueisiu dabar jau po tų 3 tablečių ir tegul man padeda, negu paskui turėti tas skausmingesnės patirtis. Tai mūsų smegenys labai įdomiai suaugusio žmogaus veikia, ar ne, kad jos yra tikrai linkusios vengti tos labai didelės bėdos, iššūkio ir mums tai gali patapti kaip motyvacija, tai gali patapti kaip spyris toksai, vis tik gerai, einu dabar. Ir man labai patinka dar irgi idėja, kad aš pati savo sakau 1, 2, 3 ir einu. Tai neleisti savo eiti į mintis, apmąstymus, bet tiesiog pasakyti tuos skaičius 1, 2, 3 ir darau. Ir žengti žingsnį arba surinkti telefono numerį ir pasikalbėti su specialistu. Manau, kad vienareikšmiškai taip, ypatingai jeigu norime siekti kitų tikslų. Ar ne? Žinom, ko norim ir pagal tai, ko norim, keičiame savo įpročius. Aš tikrai labai linkiu keisti įpročius, eksperimentuoti su jais, todėl kad kiekvienas naujas pakeistas įprotis, jisai gali sukurti tą geresnį rytojų, norimą jūsų rezultatą. Tad padrąsinam save ir žengiam pirmą žingsnį.